Tai tuomet pabandykim pasižiūrėti, apie ką čia bus mūsų šitas penktadienis. Rimkim, sugrįžkim į save, patogiai įsitaisykim, užsimerkim ir giliau pakvėpuokim. Jeigu būna mūsų kiekvienas įkvėpimas, tarsi surinkimas savęs ir savo dienos įvykių, minčių, reikalų, planų, darbų. Įkvepiu ir jaučiu, kaip sugrįžtu į save iš visų situacijų, kur mano dėmesys buvo nukrypęs, nuplaukęs, išsiskaidęs. Viskas sugrįžta tarsi magnetizmo būdu. Mūsų sąmonės ašis susirenka visas savo dalis. Sugrįžtu namo. Į savo centrą, į savo ašį, į savo esatį. Kad galėčiau vėl susilygiuoti, susikalibruoti savo grynąją energiją. Švarę, skaidrę sąmonę. Savo ašį, savo kūno centre, išilgai stuburo, be pradžios ir be pabaigos. Žinau, kad mano atskaitos taškas yra pati aukščiausia energija, tyriausia, švariausia, gryniausia. Tos taškas yra visako šaltinis, kuris skrosdamas kiaurai visus sąmonių laukus, nuo paties rečiausio iki paties tankiausio. Pildo mane, mano kanalą, mano ašį. Gausiai, stipriai srūvančių srautu, tarsi krioklys. Jaučiu tą jungtį, užčiuopiu ją. O jeigu nejaučiu, tiesiog žinau, aiškiai žinau, kad aš esu šaltinė materinė išraiška. Sąmonė yra subtili šaltinio išraiška. Ir kad aš turiu savo tašką kiekviename sąmonės lauke per visus lygmenis iki pat šaltinio. Sujungiu savo dėmesiu visus šios taškus ir tampu vientisa. Veikianti per visus sąmonės laukus ir lygius. Save ten atpažįstanti, atrandanti. Kiekvienas iš šitų lygmenų yra lygiavertiškai svarbus. Šis materinis, ką mažiau svarbus, kaip ir visi kiti. Šis materinis taškas, šaltinio išraiškos materinis taškas, svarbus tuo,
kad gali įsilieti į pačią tankiausią materiją, tiesioginių šaltinių srautas. Žmogaus atpažįstančio save, žinančio savo kilmę, suprantančio, kad jo pradas yra šaltinio energija, sąmoninga mintis, sąmoningas veiksmas paskleidžia į erdvę kažkokių vibracijų kodus, kloja erdvę šaltinio energiją. Ir man nebūtina suprasti, kaip tai veikia, man nebūtina to fiziškai jausti, man užtenka žinoti, kai aš esu sąmoningame buvime, aiškiame žinojime ir suvokime, kad esu tikra ir tyra šaltinio energija, šiai energijai leidžiant sklisti be ribų, leidžia keisti erdvę, kurioje jinai sklinda, perkoduoti, gali kurti veikiamo lauko matricą, tarsi sukalibruoti, veikti iš šaltinio dažnio. Atrodo, netgi stebiu beribę erdvę, kupiną, tai iš labai toli stebiu, kupiną kubų, informacinių kubų, tarsi erdvės matricos laukų, kur kai atsiranda save kaip šaltinį atpažįstanti sąmonė ir šitą žinojimą išskleidžia į savo veikimo erdvės matricą. Pati matrica, tas kubas simboliškai atrodo, jo visi kraštai, briaunos ir visa viduje atrodo, matau, kaip judanti informacija, persikloja tokia auksinė spalva. Ateina žodis evoliucija, tarsi buvo parodyta simboliškai, kaip vyksta evoliucija energetiniam lygmenį. Kai manyje įvyksta atpažinimas, į erdvę iš manęs išsklinda tarsi sprogimo banga to energetinio lygmens, kuriame aš save atpažįstu. Ir jį perdengia visą materiją. Perkloja mano matricos lauką, mano realybę.
paprasčiausia materija nėra tokia paslanki kaip subtili, tai materijai užtrunka tam tikrą laiko kiekį, kol vėlgi tas magnetizmo principas įsuka, tiesiog įtraukia į tą materiją ir į tą erdvę, į realybę. Tos energijos, kuri išsklido tankiai atitinkančius elementus. Ir atrodo, tarsi regiu, kaip iš manęs dviem kryptim sklinda srautai. Tarsi radijo signalas nuo manęs ratilai sklinda tas energijos dažnis, kuriame aš save atpažįstu. Iš kitos krypties į mane, į mano erdvę, to išskleisto dažnio pritraukti ateina į mano lauką tą dažnį atitinkantis realybės elementai. Ir tai vyksta nuolat. Tiesiog toks veikimo mechanizmas yra. Ir tai daro kiekvienas žmogus. Nesvarbu, ar jis tai supranta ar ne. Iš jo sklinda ratilais tarsi radijo signalas. Tas energetinis lygmuo, kuriame jis save atpažįsta, ar tai būtų 3D ar aukštesni lygmenys. Tiesiog tokiu būdu kiekvienas mes kuriame savo realybę. Eina toks suvokimas, kad viskas labai paprasta. Tiesiog išlaikyti savyje įjungtą tą radijo signalą, bet tai daryti iš to lygmens, kurį aš gebu suvokti kaip aukščiausią savo sąmonės išraišką. Kuriame save užfiksuoju. Jis skleidžia aplink save. Vienas žodis drąsos. Čia reikia daug drąsos. Nes šitas signalo dažnis išsiskiria iš bendro srauto. Kuris siunčia masę, kuris siunčia daugumą. Todėl reikia drąsos. Ir tai stovėti kaip pavyzdžių. Netgi tada, kai liekam nesuprasti, netgi pajuokti kartais. Kol suveiks tas magnetizmo principas, dėsnis.
Nes tiesiog labai vėlgi elementaru, jeigu pakankamai ilgai stovėsiu iš savęs skleisdama šitą signalą, kol materijoje pasimatys, užtruks tam tikrą laiko kiekį, bet tai pasimatys. Tą laiko kiekį išbūti, to signalo neužgožus, neišjungus, reikia drąsos. Tačiau vėlgi, toks kaip ir pliusas iš šito dažnio veikiant, visai komplektacijai drąsos savybė jau yra ten įdėta. Kaip vienas iš veikimo įrankių. Jaučiu, kaip aš pati tos drąsos pildausi, kaip man pačiai jos reikia. Ir kaip man pačiai iš tikrųjų visgi natūralu ir priimtina visgi daryti taip. Veikti taip, kad kurį laiką jokio rezultato nesimato, o rezultato link manęs traukia mano tikėjimas ir mano nuožmus atkaklumas. Kleisti būtent to dažnio signalą, kuriame save tvirtinu, iš kurio renkuosi kurti savo realybę. Atrodo, stovim prieš pasirinkimą kiekvienas. Tai bandau tiksliau suformuluoti. Ar renkuosi tokį gyvenimą, apie kurį man niekas negali papasakoti ir iš niekieno negaliu pasiklausti, o kaip ten bus? Kuosi? Mažiau. Bet tas mažiau žodis nerandu tinkamesnio dabar, neina išreikšti to susipakavimo į tokius rėmelius ir į tokias dėžutes. Tarsi bandyčiau save sugrūsti į man per mažą dėžutę. Atrodo, nėra oro, nėra šviesos, nėra erdvės netgi pasijudinti. Ar renkuosi išsiplėsti taip, kaip net nežinau, ieškau tinkamų žodžių. Nesuvokiu, kiek tas plėtimasis bus,
kiek jisai tęsis, kiek jisai aprieps ir kiek daug gali man reikėti drąsos žingsnių. Suprantu, kad to plėtimosi aš tada nekontroliuosiu. Ir nežinosiu, kiek šuolių reikės padaryti, kiek kartų versti savo gyvenimą aukštyn kojam, kiek kartų lipti iš savo rėmų. Ir kiek kartų protas gali eiti iš proto tame procese. Ir tai gali gąsdinti. Bet aš jaučiu, kad mane labiau gąsdina ta maža varžanti dėžutė. Taip simboliškai netgi matau. Tikrai mažutė kubo formos juoda dėžutė. Jinai atidaryta ir jos vidus visiškai juodas. Arba matau kitoj pusėje tokią perlinio baltumo ir akinamo šviesumo erdvę, kurios nematau nei pradžios, nei pabaigos. Nei visiškai simboliški, atspindintis mūsų turimą pasirinkimą. Jaučiu, kaip į tą dėžutę net žiūrėti nesinori, visiškai neįdomu. Mano pasirinkimas aiškus. Valdomai plėstis, augti, lipti ir lipti per savo ribas. Tiek, kiek reikės. Savo fokusą, kaip tikslą matant visą ko šaltinio energetinį dažnį. Kviečiu kiekvieną pajausti savo pasirinkimą, užfiksuoti jį savo mintimis, savo kūno pojūčiais. Savo žinojimu. Tuo išsakymu. Nes viską tai ir lemia. Mūsų pasirinkimas. Tik veikiam iš pasirinkimų. Ir šis veiksmas, pasirinkimo veiksmas, vėlgi jisai veikia nuo tankiausios materijos iki subtiliausio energetinių lygmenų. Ir aš kaip žmogus renkuosi šiandieną pietums valgyti bulves ar ryžius. Ar aš renkuosi kaip sąmonė fiksuoti save šaltinio dažnyje, ar rinktis mažiau. Esmė lieka ta pati, pasirinkimo esmė lieka ta pati. Ir mes kartais galim nuvertinti ir nepakankamai suteikti reikšmės ir svarbos šitam veiksmui. Bet jis yra mūsų gyvenimo variklis, mūsų progreso, mūsų evoliucijos varomoji jėga, mūsų pasirinkimas.
Stebėkim save sąmoningai. Ką renkamės. Stebėkim, kaip kartais nesąmoningai pasirenkam baimę. Likti rėmuose. Ir jeigu mes jau pradėsim bent jau tai pastebėti, tai vėlgi galim rinktis. Rinktis kitaip. Aš renkuosi, aš apsisprendžiu fiksuoti save, sako šaltinio energetiniam lygmenį. Ir apsisprendžiu šitą fokusą nuolat čia ir laikyti. Tam, kad mano vidų atitinkančios realybės elementai matytų kryptį, link kur judėti. Ir čia nebelieka altruizmo aspekto, kai darau kažką dėl kitų, pamiršęs save, pamiršusi neištinkamos pozicijos, neištinkamų motyvų. Čia viskas susidėlioja atvirkščiai. Aš pirmiausia nusprendžiu ir renkuosi, į ką aš telkiu save. O tame savo natūraliu buvimu, tame tarsi net neregimai. Aš darau tokią didelę įtaką savo aplinkai, savo erdvei, kad tai yra daug galingesnis efektas, negu veikiant iš altruizmo, kuris kartais būna neištinkamų motyvų. Čia ateina suvokimas, kad tą suprantant, tada man ateina aiškumas ir suvokimas, kad aš daugiau pasitarnauju savo aplinkai tuomet, kai susitelkiu į save, kreipiu save į patį gryniausią ir aukščiausių vibracijų savo variantą. Tada aš jaučiu atsakomybę už tai, nes žinau, kad tai to siekdama dėl savęs, aš padarysiu patį didžiausią efektą savo aplinkai. Toks tikslas daryti efektą savo aplinkai. Siekis bendrystės. Nes kuo daugiau bus tokių kaip aš, tuo gyvenimas bus įdomesnis. Bendra kūryba platesnė. Santykiai kitokio lygmens. Projektai. Pokyčio nešimas. Visose gyvenimo srityse. Kuo daugiau žmonių atpažįsta save šaltinio taške, energetiniam lauke, tuo didesnės galimybės kurti savo realybę, keisti žemę taip, kaip dabar atrodo net fantazija net negebėtų apriepti.
Noriu naujos pakitusios žemės, pakitusios savo realybės, platesniu mastu. Geriausia, ką galiu daryti, tai telktis į save ir save tame lygyje fiksuoti, kokią noriu. Visiškai paprasta ir visiškai neįprasta. Ir iš čia ateina logiškas ir aiškus supratimas, kad vienas žmogus gali labai daug pakeisti. Ir kai aš turiu tą žinojimą viduj, tada prisiimu atsakomybę už save ir darau tai, ką galiu. Nebelieka vietos nusimuilinti, sakant, kad ką aš vienas pakeisiu. Vienas žmogus gali pakeisti žmonijos kryptį. Mano apsisprendimas reiškia daug. Kiekvieno iš mūsų apsisprendimas reiškia daug. Nenuvertinkim, nesumažinkim to. Ir atsakingai rinkimės. Taip dar biškai išnešinėja, bet srautas baigėsi. Gal merginos turit kažko pasidalinti? Kaip jaučiatės? Ai, čia neįimtas mikrofonas. Nu, visai pabaigoje, jau čia į pabaigą, tai aš staiga pajaučiau tokią labai labai stiprią energetinį tokį veiksmą savo saulės rezginį ir tokį pučiantį, kaip sakyčiau, iš vidaus, kaip, nu, vat, kaip Evelina anksčiau kažkaip minėjo, tai kaip sukūrė. Tai aš nežinau, kažkas panašaus į tai, kaip sakyčiau, motoriukas man kažkoks įsijungia. Ir jis toksai, nu, sakyčiau, tas pojūtis toks keistokas, nes jis toks išnešantis nu, per tą fiziškumą labai jaučiasi. Va, o ką dar? Ai, kai tu pradžioj kalbėjai, galėčiau gal dar pasakyti tokį savo pastebėjimą man. Kalbėjai apie tą, kaip jisai, rombą, ne rombą, kas ten buvo, žodžiu, kubą, va, kubą. Tai man kažkaip tai matėsi ne kubas, o man ėjo suvokimas, kad tai yra oktaedras, nors nežinau, tai yra aštuonkampis, kaip aš suprantu. Ir aš jo iš pradžių nemačiau, bet kaip savoka man ėjo kažkodėl oktaedras, kažkaip tai mano erdvėjai. Ir paskui, kuo toliau, tuo labiau ryškėjo jo kraštinės, daugiabriauniškumas tas. Tai vat toks pastebėjimas, gal toks išskirtinis, kur skiriasi šiek tiek nuo to, ką tu sakei. Nu va, o toliau tai toks buvo stiprus, stiprus, daug stiprios labai energijos. Netgi buvo vietomis toks jaudulys, kaip aš čia dabar reikia kvepuoti, nes toks daug ėjimo praleisti. Ir ta drąsa, va, ta prasme, drąsos tas turėjimas
ir to nebijojimas pažiūrėti, kaip ten kiti, vat, priims ir netgi mano pačios aspektai, kaip galbūt kažkokie tai priims tą mano patį, vat, veiksmą to plėtimosi. Tai va čia su tuo susijęs gal ir tas jauduliukas toks, kur energija stipri ir vat maždaug susitvarkyk dabar. Tai va tai. Čia Ingrida. O Daivutė parlenda kažkur į kadrą. Aš buvau primigus O, turbūt kaip biškai, gerai. bet man užstrigo tie, jo, nebenoras susimažinti, žiūrėjimas į tą plotį. Man labai užstrigo yra. Ir iš tikrųjų nori tik tais plėstis ir į begalybę. Iš savo gylio į begalybę, gal taip pasakys, nežinau, va taip. Tai mes ir mes galim irgi, at kaip čia įsiplėsti, neaišku, kokią sritim ir iki kokio galingumo, jau man tas labiausiai užstrigo. Mhm. Ačiū labai, Simona. Ačiū, Daiva. O. Ačiū labai, Simona, ačiū labai, merginos. Aš šitą meditaciją, tie toks pavadinimas, saviįgalinimo meditacija buvo čia. Praeita meditacija buvo Simonos nulaužinti proto visokius apsiribojimus, atverinti protą, o šita tai jautėsi labiau tikrai kalbanti labai daug apie apsisprendimą ir kad tuo apsisprendimu leidimas savo įsigalinti kaip sąmoniai, kaip tai šaltinio išraiškai čia žemėje, tiesiog būnant žmogumi, labai paprastai, natūraliai ir, kaip sakėjai, kalbant ir apie bulves ir ryžius, tai iki pačių mažiausių smulkmenų kasdienių, mes vis tiek esam ta pati šaltinio išraiška ir ta pati plati sąmonė. Tas tie kubai ir kitos figūros susidarančios iš tų kubų, tai man čia atrodo, kad viena tiesiog matė vienaip, kita kitaip, bet čia tas pats. Ir kad tai yra apie mūsų daugiamatiškumą, kuris labai jautėsi man, labai išplečianti meditacija, labai mūsų struktūras plečianti, bet per kūną. Labai fiziškai tai jautėsi. Ir šitoj vat fiziniai, materiniai erdvėje, atrodo, mus tiesiog atveria, išplečia ir skatina atsiverti galimybėms, leisti savo, apsispręsti ir atsiverti galimybėms. Tai va, man tokia buvo šita meditacija ir aš labai labai esu dėkinga ir linkiu, kad ją paklausytų kuo daugiau žmonių. Ačiū labai. Ačiū labai, kad pabuvot mano palaikančiai erdvę. Yra bent kažko paklausti. Ir jo, ir pačiai vėlgi, jau net nebestebina, kad būna visiškai netikėta ir nauja pačiai. Tai dėkinga esu už tą galimybę plėstis irgi nulaužinėti savo ribas ir lipti iš savo rėmelių kas kartą, nes tam reikia iš tikrųjų tos pačios drąsos. Ir vėlgi pasinaudoju eteriu kaip ir praeitą kartą. Mes gruodžio 21 su Evelina organizuojam susitikimą. Taip simboliškai sutapo, kad tas šeštadienis kaip ir saulėgrįža, jisai vyks pajūrį. Apjungsim to įsigalinimo ir to išsiplėtimo siekiančius žmonės, sąmonės. Kviesime tą bendrystę, kaip įmanoma stipriau pajausti tam apsijungime. Kiek mes galim, kiek plačiai, kiek giliai, kiek daugiasluoksniškai. Ir padėsim vienas kitam tą įsigalinimą iš tikrųjų užfiksuoti. Ar noriu dar kažką pridurti, Evelina? Kad labai gerai viską pasakėjai ir tos tavo meditacijos tiek pat prieš tai, tiek šita ir yra vedančios į tai, kalbančios apie tai, su kuo mes dirbam, ką mes čia darysim ir to susitikimo metu. Ir apskritai, man ten dabar jaučiasi didesnė šventė negu Kalėdos, kažkoks toksai šviesos įsileidimas didžiulis jaučiasi man per tą susitikimą. Tai visus, kurie jaučia, tikrai nuoširdžiai kviečiu susiburti ir pažiūrėti, ką kartu galėtumėm išskleisti. Tiek turbūt. Jo, iš manęs irgi viskas. Ačiū labai už eterį. Tai ačiū labai, ačiū visiems, kurie klausėt, kurie klausysit ir ką, iki greitų susitikimų.
Kitą penktadienį meditacija vėl, tik dar laiką negaliu pasakyti. Ir apie ką bus vėl negaliu pasakyti. Svarbu. Nesvarbu. Jo, dabar jau nebesvarbu, atrodo. Jo. Gerai. Žinau tik tiek, kad dar vienas penktadienis nusimato. Mhm. Gerai. Geriausia. Nu va, Gražios dienos. Gražios dienos likusios. ačiū merginos, jums taip pat. Iki Viso. Ačiū.